Ir durys atsidaro. Telefono ragelis pažįstamas ir čia. Vieną Pasimėgauti. kartą tikrai būtina pakeisti. Vieną. O kitą Daugiau kartą nereikia. žiūrėsiu. Nesumaišykite, tai ne Paryžius, o Londonas. O žmonių košė. Sveiki, draugai. Labą vakarą penktadienio. Tiesiogiai iš Čiurlionio oro uosto. Po darbų nusprendėme išvykti savaitgaliauti. Pasitikti saulėlydį Londone, palydėti saulę ir Irgi sugrįžti Londone. namo. Ar jūs taip kada nors darėt? Vienai dienai į Londoną. Su visokiais nuotykiais bus šis mūsų išvykimas, nes nusprendėme viešbučio neimti. Žiūrėsime non-stop 24 valandos. Mūsų skrydis 22:20. Londonas su Ryanair. Bum. Na kągi, iš Vilniaus jau kaip ir apsitvarkėm. Praėjo visas Kontrolės. kontrolės, pasų, veidų, daiktų. Mes Dabar. tinkam skrydžiui. Taip, tai dabar sėdame į lėktuviuką ir susitiksime Londone. Nu ką, atvykom kažkaip tai. Sveiki atvykę į Londoną. Lutoną kol kas. Ai, Lutoną. Dabar ieškome transporto, kaip nuvykti į Londoną. Nu va, pasiėmėm bilietukus iš oro uosto į stotį centrinę. O dabar 12 nakties. Nu, Tai aš lėktuve pasiėmėm, kad biški vėliau, kad atsigerti dar kavutę. Bilietukas kainavo 28 svarai. angliški penegai. Tai va, 2 žmonėm į vieną pusę. Biški išsikeitėm pinigėlių. Londonietiškų. Su karalienė ir karaliuku. Dabar einam į autobusiuką. Nusipirkom bilietukus. Kaip jau sakėm, po 14 eurų žmogui. Čia lėktuvai tik leidžiasi. Arba kyla. Aktyvus oro uostas. Tai tuoj mūsų autobusiukas atvažiuoja ir šausim į patį Londės centriuką, į Viktorijos stotį. Autobusas atvyko. Pusė 3 ryto. Atvažiavome į centrą. Londono Viktorija. Dviaukščiai autobusai, senieji taksi. Einam apžiūrėti, pats laikas geras. Nu čia visokių turėtų būti Vaikštančių. žmogeliokų. Čia jau einam, jau matosi kokių Gyventojų. pilna. Bet šiaip šilčiau negu Lietuvoje. Nes dabar naktis, o šilta. Taksiukai. Gražuoliukai. Atsargiai, va čia nespaus stopų. Nu, bandom važiuoti su 2 aukščiu. Reikia pasivažinėti. Nežinau, ar matosi, bet mes Činataune. Kažkaip tai dar ankstoka, aišku, judesio nieko nėra. O šiaip žmonių dar mažai tikrai vaikštančių. Tokių žmonių rinktinių pilna.
gatvės unikalios. Rytui atėjus, mūsų telefonai jau užbaigė išsikrauti, bet kaip gerai, kad pasirūpino specialiom rozetėm. Žiūrėkite, visa įranga europinė prie šito pritaikymą. Va štai mūsų ir pusryčiai. Kažkaip aš nesikėjom tokių porcijų. Mums tikrai būtų užtekę vienos, kad pažiūrėk, mes dabar turim 2 didžiulės porcijas. Valgysim dabar ilgai, o pakrovėjus reikėjo pasirūpinti, nes čia rozetės kitokios. Tai mes tą ir padarėme. Nuo Australijos turime perėjimus visokius kištukus ir pritaikėm puikiai. Skanaus? Skanaus. Pas mus pusė 7. Nu. Patraukė šio prekybos centro spindesys. Londonas nušvito visom spalvom. Ir čia labai kvepia. Turbūt čia prekybos centrai tokį kvapą skleidžia. Ojojoj, tuneliukas. Kol papusryčiavom ir prašvito. Miname pedalius toliau. Dabar yra ką apžiūrėti. Kol dar baterijos mūsų neišsikrovė, reikia spėti kažką jums parodyti. Planeta. Drabužių parduotuvės, šitos sodos čia reklama, tokio dinozauro. A ne, iškart pirktum. Vėl uždaryta, dar parduotuvė. No. Paskambink. Šitas telefono būdelė originali Londone ir durys atsidaro. Telefono ragelis pažįstamas ir čia mygtukinis. Bet signalo nėra. Turbūt todėl, kad svarų neįmečiau. Nu va, Nu. prasideda. O, žiūrėk, spinelės, netgi laimės, meilės. Gerai. Alio, alio. Sveiki atvykę į Green Parką. Voverytės valaksto. O, papa. Ojojojoj, kokis grožis. Dar vienas atbėga. Labas. Aha. Taigi su tokiais draugais einam link kokių rūmų? Bekingemo. Va taip va. Bekingemo rūmų. Tai va, tokiu parkeliu viską. Toks kažkaip Londono triukšmas ten truputį užšonė. Šitas parkas labai toks rudeniškas, gražus, lapai. Mėgaukimės rudenėliu. Šeštadienis šiandien. Nu taip. Mum gamta netgi nepagailėjo, jokio lietaus neužrašė, ko dažnai tikėtis Londone. Nu, nepyksim, kad saulutės nedavė, bet oras fantastiškas. Einam pirmin. Štai ir priėjom Uošvės dvarelį. Štai ir priėjom Uošvės dvarelį. Šiandien atvirų vartų diena. Taip. Galima įeiti į kiemą. O, matai, kokys judesys, kokys rūmas. Einam pažiūrėti arčiau. Ten matau su lapinė kepurė stovi žmogus. Raudonas kareivėlis. Tvorą, tai žinoma, atpažinsi iš paauksuotų vartų. Sargyba. Ženklai. Liūtai. Su karūnu. Aha. Čia labai karališka erdvė, taip žmonių nėra daug, tai labai malonu taip aplinkui pasivaikščioti ir pasmalsauti, kaipgi karaliai taip gyvena. Ten ir Garfieldas gyvena. Ir dešreles valgo. Turčinskio.
Bekingemo rūmai tai karališkoji rezidencija Jungtinėje karalystėje. Viena iš pagrindinių atrakcijų, kurią lankytojai gali stebėti Bekingemo rūmuose, yra garsioji karališkosios sargybos keitimo ceremonija. Tai įspūdingas ir tradicinis renginys. Bekingemo rūmai yra neatsiejama Jungtinės karalystės istorijos ir kultūros dalis. Todėl kiekvienam, kas lankosi Londone, verta aplankyti šią vietą. Žąsų radom. Ir žąsų. Jis irgi labai draugiškas. Nu. Oi, kokios gražios. Pagausiu. Puikiai. Parkų Londone išskirtiniai bruožai yra nupjautos ir išpuoselėtos vejos. Įdomus atskirų medžių apšvietimas naktį. Gražiausių gėlių ir augmenijos gausa. Visur esančios poilsiavietės. Parkas, kuriame mes lankomės, įsikūrė šalia Bekingemo rūmų. Visas parkas ir jo apylinkės yra viena ramiausių ir gražiausių vietų Londono centre. O Londono centre ramių vietų nėra tiek ir daug. Tačiau šiame parke pasivaikščiojimo metu mums kompaniją palaiko visur esančios prijaukintos voverės, kurios yra taip pripratusios prie žmonių, kad jas galima ir paliesti. Ir net atvirkščiai, po kurio laiko labiau tikėtina, kad norisi nuo jų pabėgti, nes jos įkyriai prašinėja, prie centrinių tvenkinių būriuojasi ančių, baltakakčių žąsų bei daugybė kitų vandens paukščių, kurie trokšta bet kokio kąsnio ir bendravimo. Iškilmingai, lėtai. Papūgų. Ir tai visa tai. Kaip jūs? Chcem aj volávku. Nu ir kuo nenuostabu? Nuostabu, paukščiai lesa iš rankų, gamta, rudenėja, rūmai šalia. Dianos princesė. Aha, atminimo. Jo. Memorial Walk. Ai, kelias. Vaikštom šeštadienį po parkus, viskas savo vietose. Gražus oras, rudenėlis. Tai tiesiog sudėliotas mūsų planas. Ką mes suplanavę šiai dienai aplankyti, pamatyti. Ačiū. Štai ir mūsų įžymybė. Naktį jau matėme, o dienos šviesoje dar ne. Bet jisai lenda iš po medžių savo grožių. Žmonių daugiau. Budelių daugiau telefoninių. O jau ir muzikantai gatvės jau. Jo, dūdmaišis kažkur groja. Na, Ir ką jūs matote? Fotosesijai yra telefonų būdelės. Net vestuvės fotografuojasi prie būdelių. Kokia eilė nusifotografuoti prie būdelės. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat, kokia eilė nusifotografuoti prie būdelės. Nes specialūs drabužiai paruošti. O mes? Eilėje šitoje tikrai nelauksim. Va, mes čia galim nusifotografuoti. Čik. Fotografuotis prie vartų dangaus. Na ir kaip jūs manote, stovėtumėt tokioje eilutėje? Mesgi vakare be eilutės buvom. Tuščia buvo.
Vestminsterio rūmai ir Big Benas žymiausi pasaulyje Londono simboliai. Didysis Benas vienas žymiausių lankytinų vietų Londone, patikimiausias miesto laikrodis, kuris laiką pradėjo rodyti 1859 metais. Bokšto aukštis 55 metrai. 100 kg sverianti minutės rodanti rodiklė yra 4 metrų ilgio, o laikrodžio latiniški skaitmenis ilgis siekia apie 60 cm. Per visą savo egzistavimo laikotarpį laikrodis buvo sustabdytas tik keletą kartų. Vestminsterio rūmai neogitikinio stiliaus XIX amžiaus rūmai Londono rajone šalia Temzės upės, taip pat vadinami parlamento rūmais. Šios rūmus statyti pradėjo dar karalius Eduardas, kuris valdė nuo 1042 metų. 13 amžiaus Henrikas III pristatė dar vienus rūmus ir sušaukė pirmą parlamentą. Dalis Vestminsterio rūmų prieinami visuomeniai ir turistams, nors čia vis dar dirba parlamentas. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your Na ką, nusipirkom bilietukus. Kur bilietai? Nu, paskui papasakosim, kai sustosim. O dabar einam link Londono akies. Nuo 11 valandos jau dirba, tai bandom žiūrėti. Tik Big Benas muša 11. Atsidaro 11 valandą. Mes Labas punktualūs. rytas. Mes tai nebuvom niekur išėję nuo nakties. Taip. Čia sukamės ratu. Cepelinas. Pakilsim į patį viršų. What time are your tickets? So we just come back in about 15 minutes? Yeah, we're just doing 11 o'clock right now. Okay. Kadangi ėjom su savo bilietukais. Galima apie bilietukus tada gal pakalbėti, ne? Va, bilietukai čia, prašom. Žodžiu, mes ėmėm komplektuką. Kadangi mes esam tik vieną dieną ir tokios detalės išsiaiškinom, kad jeigu perkim šiai dienai bilietą į Londono akį, Ne iš anksto. tai tada jau jis yra pabrangsta. 10 svarų brangiau. Taip nusipirkome visą rinkinuką. Rinkinukas eina su autobusu hop on, hop off ir akis. Tai mes sumokėjom 124 eurus dviems į abu renginius. Tai va, dabar 11:30 laukiam akies. 11:30, kadangi 11 valandą atėjom, sakė, jūs eikit vėliau. Bet iki 6 vakaro galite. Tai mes vis tiek dabar atėjom ir, žodžiu, prisipirkom visokių užkandžių. Nu, kažkaip reikia užkasti, va, vaisiai, vynogės, krevetės su padažiuku. Viso 11 svarų čia kainavo. Net 11 svarų. Mes Londono centre. Taip. O čia visa eilutė, va, juda, aš nežinau, kiek į vieną burbulą jų susodina, tą išsiaiškinsim, bet eilė juda, tai reiškia, procesas vyksta. Na va, bilietukai praėjom. Artėjom į Londono akies įlipimą. O žmonių, kaip jum atrodo, va taip. Ir taip eilutė eina. Fon, fon, fon. Ir va ten baigėsi. Kiek žmonių? Greitai lipom, nes čia vanduo po apačia. No. Hello and welcome to the lastminute.com London Eye. Are you ready to be part of London's skyline? Whilst you're enjoying the amazing view.
Londono akis tai Londono simbolis ir vienas iš didžiausių panoraminių ratų pasaulyje. 30 minučių trukmės kelionė yra puikia proga pamatyti Londono lankytinas vietas iš aukštai, kur atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdas. Tai yra simbolis Londono ir vienas iš pavyzdžių, kaip miestas derina savo istorinį paveldą su šiuolaikiniam inovacijom. Mes pasiekėm aukščiausią vietą. Labai gražu. No. Paveikslė. Taip. Kiaušinė kapsulė. No. Tai va. Vieną kartą Pasimėgauti. tikrai būtina pakimti. Vieną. O kitą Daugiau kartą nereikia. žiūrėsim. Kaip bus tai? Laivai kruizai dar. Been on this way for 15 minutes now. Structures began building. Londono akiai 25 metų. Na štai, kaip sakoma, nusileidom žemyn ir kaip tau įspūdžiai. Išlipome iš Londono akies su labai gražiu įspūdžiu iš viršaus pamatyti Bekingemo, ne Bekingemo, o Abatiją, Big Beną, Temzės ir visus čia aplinkinius labai naujus pastatus. Ir tokį Londoną, tokį didžiulį, milžinišką ir gražų. Taip, iš viršaus biški geriau atrodo, nes jautiesi... Labai plačiai pamatęs, tokios aprėpiamos, ne upė, ten tolyn, pastatas. Nereikia tarp pastatų suspaustų ir įsivaizduoti. Gera pakilti virš pastatų. Pasakyčiau taip, vieną kartą apsimoka, antrą kartą nekilčiau. Miškas ledų, autobusiukas. Nu, va, kitas kūrinukas. Atbėgom iki šito autobusiuko, labai norėjom važiuoti būtent antram aukšte, kad galėtume matyti vaizdą ir sako, ne, jau sorry, visai užimtas. Antras aukštas užimtas, tai dabar mes, va, kito laukiam, jau kitas stovi. 20 minučių. Ir... Na, už 20 minučių kitas važiuoja, tai tikimės gauti geras vipinės vietas. Turas truks apie 2 valandas, bet iš tikrųjų išlipti galima kur nori. Taip. Įlipom pirmi, sako, lipkit, jau ruoškitės, pasimkite ausinės, klausysite turo ir lipam į viršų antram aukšte, vietas galime rinktis mes. Taip, mes rinksimės dabar vietos, o ne vietos mūsų. O, žiūrėk, galime sėsti čia, po stogu. Sėsime po stogu. Gerai. Porą valandų važiuoti, tai bus labai gerai, va, čia kaip vairuotojo vieta. Labai gerai. Taigi, Gerbiami keleiviai, paruoškime bilietukus. prisisegam diržus, parašėm bilietus. Na va, mes dabar Susipažinkim su važiuosime. maršrutu, mes esame numeris 1 taške Taip, prie Londono akies. Ir mūsų ratas bus brrrr, apvažiuojam, čia sakė apvažiuojam ir grįžtam. Žodžiu taip. Pajudėjome, važiuojame maršrutu, pasižiūrėsime, kur mums išlipti, ar ką dar papildomai aplankyti, kas mums patiks. labai geras pažintinis maršrutas. Būtent. Toks numatytų ratų ir gali išlipti kur nori arba sugrįžti paskui ir vėl važiuoti. Taip. Jeigu nori pajusti Londoną ir kad jis papasakotų savo istoriją, įlipkime į raudoną hop on hop off autobusą. Šiandieniniam Londone gyvena virš 9 milijonų žmonių. Tačiau įdomu tai, kad pats Londonas yra tik didžiojo Londono grafystės dalis.
Londono miesto centre nuolat gausu automobilių. Vidutinis greitis čia siekia vos apie 10 km/h, o tai reiškia, kad per 100 metų kelionės Londono centre netapo greitesnėmis ir dabar net judame panašu greičiu, kaip mūsų protėviai judėdavo su arklių tempiamais vežimais. Įsiklausome į Londono istoriją. 16 amžiuje į sceną įžengė žymusis Šekspyras. Tuomet Londono gatvėse kvepėjo mediena, alumi ir teatru. Ant Temzės kranto iškilo teatras, kuriame pirmą kartą nuskambėjo garsiosios meilės ir tragedijų eilutės. Ir dabar klausydamiesi aktorių balsų, šio teatro rekonstrukcijoje galima akimirkai pajausti, tarsi stovėtume greta Renesanso Londono gyventojų. Kita istorija – didžioji Londono ugnis 1666 metais pakeitė miestą visiems laikam. Per kelias dienas liepsnos sunaikino tūkstančius namų, bet kartu pradėjo naują Londono architektūros etapą. Iš šios nelaimės kilo miesto atgimimas, platus gatvių tinklas, masyvesni pastatai ir didesnis Švento Pauliaus katedros kupolas. Pramonės revoliucija pavertė Londoną pasaulio širdim. Geležinkeliai, fabrikai, judantis tiltai ir Temze plaukiantis garlaiviai kūrė šurmulį, kurį šiandien jaučiame iki šiol. Milijonai žmonių iš viso pasaulio kūrė čia savo gyvenimus, o Londono kultūrinis žemėlapis tapo labai įvairus. Šiandien Londonas tai miestas, kuriame praeitis ir ateitis draugauja. Tower Bridge buvo atsakas sparčiai augančiai Londono uostui. Šis tiltas pastatytas XIX amžiaus pabaigoje. Miestui reikėjo tilto, kuris leistų žmonėms pereiti Temzę, bet kartu netrukdytų praplaukti dideliems laivams. Sprendimas buvo genialus – tiltas su pakeliamais viduriniais sparnais, kurie tuomet buvo keliami garo mašinomis. Šiandien mechanizmas modernizuotas, tačiau tiltas vis dar pakeliamas kelis kartus per savaitę, o tai pamatyti tikra atrakcija. Pakilus į bokštus galima pereiti per stiklinės grindis, pro kurias matosi po kojomis zujantis automobiliai ir banguojanti Temzė. Sklanda pasakojimas, kad tiltą saugo nematomas sargas, dvasia, kuri pasirodo tada, kai grėsmių akivaizdoje reikia apsaugoti konstrukcijas. Ar tai legenda, ar tai miesto fantazija, spręsti jums. Nesvarbu, ar atvykstate pirmą kartą, ar grįžtate vėl, Tower Bridge visada palieka įspūdį. Autobusui riedant palei Temzę, horizonte išnyra Londono akis. Jo kabinos atrodo tarsi ore kabančios burbulinės kapsulės. Iš čia matyti viskas – tiltai, dangoraižiai, laivai, pats miesto ritmas. Tada autobusas suka link Didžiojo Beno. Toliau Vestminsterio abatija – didinga, tyliai paslaptinga. Vieni keleiviai išlipę keliauja į jos vidų. Privažiuojam prie Trafalgaro aikštės. Ši aikštė visada pilna. Gatvės muzikantai, keliautojai, vietiniai, visi čia tarsi atrodo susimaišę į vieną didelį Londono pulsą. Pakeliant akis, Nelsono kolona saugo miestą lyg didžiulis švyturys. O paskui prasideda kita Londono dalis.
kupina gatvės menininkų, improvizuotų koncertų ir kvapų iš viso pasaulio. Nusprendus čia išlipti, užuodžiam šiltus fish and chips, karšto šokolado ir šviežiai keptų vaflių kvapus. Ir svarbiausia, kiekvienam sustojime galime išlipti, o tada vėl įlipti. Tarsi Londonas būtų didžiulis atviras muziejus be maršruto apribojimų. Va toks yra šeštadienis. Ir vakar buvo penktadienis toks pat. Siaučia kėbra. Šimtai žmonių. Į vidų netelpa, tai visi siaučia lauke. O toks Londonas. Oras puikus. Ir visi išlindę į lauką. Nesumaišykite, tai ne Paryžius, o Londonas. O žmonių košė. Mūsų kelionė eina į pabaigą. Jau truputį pasnaudėm oro uoste. Jau, bet nežinom, rytas vakaras ar ne rytas vakaras. Žodžiu, šitą kelionę patikrino, ar mes dar ištvermingi atlaikyti. Ištvermės tikrai turime. Atlaikėm. Įspūdžiai. Taip, susidėliosim viską į lentynėlės ir bus viskas matyti. Einam tikrinti, praeiti visas kontrolės ir... Įdomu, ar grįžti tu galėsi? Čia klausimas. Čia ir buvo visos laidos klausimas, ar mes apskritai išvažiuosim. Bet į vieną pusę jau išvažiavom, tai dabar žiūrėsim, ar grįšim. Kadangi perkam bilietus.
pavardė buvo viena neteisinga, iš vyriškos į moterišką, laukiam lėktuvo, aišku, belaukiam, kaip nenupirkti suvenyrų. Ir nesvarbu, kad buvom tik tai vieną dieną, bet lauktuvių kažką tai reikia, na, tokio iš Londono, ne? Nu, taip, nebaigi pasakyti, kiek mes praėjom kilometrų. Tai mes per šią visą parą praėjom apie 25 kilometrus pėstute. Iš tikrųjų mes tos gatveles aplink Beną, Kelis kartus praėjom, ir naktinis, ir dieninis. Ir dieninis, tai sudarė tikrai nemažai tų kilometrų. Žinoma, ir pravažiavom daug kilometrų. Taip. Londono gabalėlį tikrai ištyrinėjom. Ir dabar tikimės, kad į lėktuvą pateksim sėkmingai, nes istorija tokia, kad pavardė buvo neteisinga. Renieras leido taisyti 3 raides. Nemokamai. O pas mus reikėjo pataisyti 4, tai mes pataisėme iš 4 3. Taigi iš Vilniaus Su viena klaida išskridom, priėmė Londonas, o dabar nežinom, kaip išskristi, ar bus gerai, tai... Bus gerai. Taigi, kągi kolegos, norim pasakyti, šauni kelionė buvo, trumpa, reiškia dar mes pajėgus be nakvynės padaryti tokį ekstremalų iššūkį savo. Pikantiška, bet tai įmanoma. Taip. Pigūs skrydžiai suvilioja, bet kartu ir pakviečia vienos dienos kelionėj. Taip. Tai ką, kolegos, iki kitų Kelionių. Taip. O kur jos bus, vėl nežinome, kur mus nuneš.